Sveiki tamsos, valio, gavau iš Gearbest'o dar vieną daiktą apžiūrai. Tai yra, aš jo nepirkau, o man Gearbest'as atsiuntė jį padaryti review. O taip va. Nu, tai yra, aš pats užsirinkau, man Gearbest'as pasakė išsirink už tam tikrą sumą daiktą ir galėsim jį tau atsiųsti padaryti review. O išsirinkau, ką labai norėjau nusipirkti, bet, kaip sakant, vis pagailėdavau pinigų ant to. Tai yra panoraminė kamera, taip galim pavadinti tiksliau. Ne visai sferinė, kaip tarkim Samsungo 360, bet jinai tokia, kaip sakant, filmuoja pusę sferos, o taip. Labai iš tikrųjų kietas įpakavimas, čia yra plastikas, nu atrodo labai iš tikrųjų prabangiai. Tai va, iš charakteristikų, kas yra labai faina, kad jinai filmuoja 4K vaizdą. Išbandysim, aišku, nežinau, bet ant 24 frames per second. Nu, tai turėtų iš tikrųjų atrodyti normaliai pakankamai, bet, nu, žiūrėsim. Ir 96 framesai ant Full HD. Tai yra pakankamai kietai. Stovi 12 megapikselių Sony sensorius. Na ir ką čia, 360 laipsnių filmuoja, viskas maždaug čia taip suprantama. Palaiko Wi-Fi ir per tą Wi-Fi yra toksai pultukas, kurio galima valdyti. Tai iš esmės, jeigu kažkur esat padėję tą, arba ten primontavę, kad ir prie kokio nors, nežinau, šito drono, kas sakyčiau labai aktualu, kai va toks didelis kampas yra. Tai va, ir galit savo žiūrėti, kur skrenda jūsų dronas. Taip pat 10 metrų yra atsparus vandeniui, be jokio keiso. Tai yra visas šitas yra atsparus vandeniui. Super. Nu ką, lendam toliau pažiūrėti, kas yra. Bet vien šitas sveria labai daug. Tam tokia daryti, iš tikrųjų, aišku, saugiai ateina už tai, bet kainuoja jiem tas papildomai. Taip, labai įdomus įpakavimas, iš tikrųjų, užskaitau tokį. Taip, turim instrukciją, turim tokių laikiklių. Super. Labai kietai padaryti. Čia irgi šitas yra dalis plastikas, tai va tokie rėmai padaryti, specialiai šitam laikrodukui. Taip. Ir pati kamera, vat. Ir laikiklis padarytas, jinai čia prisimontuoja ir yra. Nice. Taip, nu svorio pakankamai yra, nėra labai lengva, tai yra nuteikia gerai iš tikrųjų. Bandom įsijungti. O, atsiranda vaizdas. Mini ekraniukas, rašo, kad nėra kortelės. Ok, tuoj atsiras ta kortelė. Labai viskas taikli padaryta. Taip jau sunku viską atpakuoti ir taip toliau. Gerai, pasižiūrim komplektaciją pirmą, po to eisim prie kameros. Taip, turim apsauginę lęšių dėkliuką, labai super. Turim štai tokį apsauginį dėklą pačiai kamerai, kuris montuojasi va taip va. Va taip va turbūt montuojasi. Ne, va taip va. Gerai, pasiaiškinsim. Taip, turi štai tokį laikiklį, čia ant diržo turbūt bus. Čia dar vienas ant diržo laikiklis. Čia bendras toksai. Nu, standartiniai tokie action kamerų laikikliai, tai reiškiasi tinka iš esmės visi. Micro USB laidas, su dviem filtrais tokiais dideliais krovimui. Taip, ir štai toks įrankiukas, kažką tai kažkur atsukti turbūt. Nežinau kam. Įdomus toks. Ir va turim tokius du lipdukus. Prisiklijuot kažkur tai kamerai. Tai čia laikikliam turbūt šitiem bus. Taip. Va čia šitie laikikliai ne prie diržo, o jie tiesiog klijuojasi prie kažkur tai, kad turėtų. Taip, instrukcija, manualas. Reiks pastudijuoti be abejo.
kaip naudotis ir to pultu, ir kaip sujungti su kamera. Vienoj pusėje kinietiška, kitoj pusėje angliška, viskas super. Nu ką, tai lendam biški giliau į nustatymus, giliau į šitą ir tada pratęsim review. Taigi, pasižaidžiau kelias dienas su šitą kamerytę. Įspūdžiai, sakyčiau, pakankamai geri, dėl kokybės spręskit patys, kaip sakant, video pavyzdžių įdėjau, dar įdėsiu ir ateityje. Pats naudojimasis kamera. Labai gelbsti, kad yra šitas mini ekraniukas. Be jo būtų neįsivaizduoju kaip, nes appsas yra prastas, taip tiesiog sakykim, kad prastas. Šiaip tai visai rubbish. Taigi, bet iš esmės visus nustatymus galima laisvai pasidaryti per čia. Nėra labai sudėtinga, įeinat meniu, norit kameros nustatymų, prašau, dydžiai, viskas reguliuojasi. Galima 4K 24 frames per second filmuoti, taigi pakankamai didelis. Ant kiek jisai realus, spręskit patys, video matysit. Galima įjungti, naudoti kaip dashcamą, ta prasme mašinai, kamerytė, tarkim, įvykiam fiksuoti ir taip toliau. Platesnio kampo aš jau neįsivaizduoju rasit rinkoje, čia jau maksimaliai kas galima rasti turbūt 360. Tai va, turbūt padėjus su taivam panelės galima ir save matyti, ir priekį visą matyti, kas vyksta. Tai va, yra toksai režimas filmuoti iš eilės, ta prasme, kad jisai užsipildo ir filmuoja ant viršaus. Galima daryti po 5 minutės video, galima 10 ir taip toliau, vis ilgesnius ir ilgesnius. Laiko žymė, kad būtų ant vaizdelio ir viskas su video nustatymais. Nuotraukos, viena problema pas mane yra su ta, kad neradau iš tikrųjų kaip jas paversti į, tarkim, tokią, kur galima dėti Facebooką ir taip toliau. Todėl kol kas net nežinau, ar kokybė pakankamai gera ar ne, išbandžiau, viskas fotkina, nuotraukas turiu, bet jos yra kol kas kubikai tokie, kur viskas susukta į vieną ir praktiškai iš to naudos daug nėra. Tai ieškosiu, jeigu surasiu, būtinai updatinsiu ir įdėsiu ar į Facebooką, ar į komentus kažkur tai. Yra burst shotas, tai yra, kad iškart padarytų kelias nuotraukas. Yra laikmatis, kad atidėjimas, kad galėtumėt save nusifotkinti ir taip toliau. Laiko žymė taip pat yra, nežinau kam reikalinga, sakyčiau, nėra reikalingas daiktas tame. Na ir patys meniu. Tai yra pipsėjimo nustatymas, auto išsijungimas po kažkiek laiko, reguliuojasi white balansas, ISO ir visokie kitokie nustatymai, spalvingumai, nežaidžiau su šito visu, viskas ant auto, kaip sakant. Čia irgi kažkokių nustatymų pilna, na, nežinau, ar čia aktualu ant tokio lygio kameros kažką tai daryti, na, bet yra, vienu žodžiu. Taip, tai yra ištrinimas visų failiukų, yra formatavimas, yra nustatymų visų nustatymų gamykliniai parametrai ir versija, pas mane versija, 2.16.06.16, nežinau, ar atsinaujins kada nors. Viskas simple, viskas paprasta, su meniu jokių problemų neturėtų būti. Per Wi-Fi prisijungia, paspaudu šitą mygtuką, vienas toksai niuansas lyginant su Xiaomi, kad įjungus programėlę Xiaomi, jisai iškart persikeičia Wi-Fi į šitą ir pagauna vaizdą. Na, šitas to neturi. Čia reikia paspausti šitą knopkę, įjungia Wi-Fi ženkliukas ir tada jau ant telefono einat į Wi-Fi ir gaudot šitą kamerytę. Taip, prisijungia prie mano Xiaomi kamerytės, o mums reikia Wi-Fi T30. Va taip. Tai toksai rankiniu būdu pasijungimas, nu, bet jis yra. Pati programulka. Programulka atrodo štai taip. Iš esmės galima nueiti ir foto išsitraukti iš jau atsisiųstas į telefoną ir long range, tai yra tai, kas yra jau pačioj kamerytė. Iš esmės galima žiūrėti. Galima ir čia pasižiūrėti. Tai va, bet
nu, va, tokia turi, va, nuotrauką, kuri nieko neduoda iš esmės, nu, nelabai. Tai va, jas galima parsisiųsti į telefoną, atsisiuntus telefonų neradau pašių, kurios guli, irgi čia toks niuansėlis. Su video yra lygiai tas pats, galima vietoj pasižiūrėti, galima atsisiųsti į telefoną, galima tiesiai dėti į YouTube. Tiesą sakant, nebandžiau tiesiai dėti, bet aš manau, kad bandžiau įsijungti, viskas prisijungia, šiaip tai turėtų įsidėti normaliai. Taip, prisijungus atsiranda štai čia, kliktu Enter ir vat aš matau, tarkim, gyvą vaizdą. Kokybė, na, tokia atrodo dabar neblogai, bet tarkim įsijungus vieną vaizdą, tai vat tokia kokybė transliuojama labai tokia ribota, kaip sakant, ribota, va taip galima pasakyti. Tai va, na, iš esmės, jeigu taip pažiūrėt, į kur žiūri kamera, to užteks, bet taip, kad kokybė pasižiūrėti, tai nelabai. Taip, galima paleisti filmuoti. Pam, paspaudžiat, pradeda filmuoti. Tai yra pagrindinė turbūt funkcija, kuri reikalinga šitam daiktui, šitam appsui. Nustatymų šiek tiek yra, bet tarkim, net negaliu pakeisti. Stabdom filmavimą, užtenka. Taip, tarkim, negaliu nustatyti 4K filmavimą. Nėra jaučiu tiesiog. Tai aš įtariu, kad čia šita programulka nėra skirta naudoti su šita kamerytė, jinai nuo kažkokios panašios kamerytės, kuri neturi to 4K vaizdo ir tiesiog pritaikyta, kad veiktų ir su šita kamera. Tai va, nu, tokia sakau, prasta. Tai va, dar šiek tiek nustatymų, realiai juos visus galima reguliuoti per kamerytę ir man ten labiau patiko ir aš ten, kaip sakant, ir naudojusi. Tai va, tiek su šituo daiktu. Labai faina iš tikrųjų, kad įeina štai toks daikčiukas į komplektą nemokamai, arba tiksliau mokamai jau sumokėtų už tai. Veikia labai super, viskas ok, be jokių problemų, iš tikrųjų prisijungia iš karto, viskas fotkina, viskas veikia. Taigi, iš esmės paspaudus šitą mygtuką viršutinį padaroma nuotrauka, paspaudus vidurinį mygtuką pradedama filmuoti. Ir apatinis mygtukas palaikius išsijungia kamerytę. Kas įdomu, kad įjungti kamerytę su šito pultu negalima, tarkim, palaikius. Ją galima tik tai išjungti. Įjungti jau reikės su šito mygtuku. Bet anyway, jeigu naudojate kažkokį selfie sticką ar dar kažkokį monopodą, tai, sakyčiau, labai geras daiktas, labai parankus, įjungti, išjungti. Ta prasme, filmavimą viskas yra, paranka, ledas. Guminis šitas apyrankė yra pakankamai gera, patogu nešioti. Aišku, nebu daiktus su laikrodžiu kartu, bet anyway, viskas veikia gerai. Baterija apie 100 mAh, kraunasi su micro USB, kiek realiai jo užteks neįsivaizduoju, bet manau, kad pakankamai ilgam. Ryšys, manau, naudojamas Wi-Fi, bet nesu garantuotas, gal kažkoks radio ryšys tarp jų yra uždėtas, bet ir telefoną, ir šitą naudoti vienu metu įmanoma. Taigi viskas ok. Pati kamera. Labai maloniai nustebino įpakavimas, tikrai gražu viskas, super. Smagu, kad įdėti yra papildomi daikčiukai visokie. Dėklai papildomi. Dar vienas dalykas, jinai, kaip prašo, yra vandeniui atspari. Tačiau, vat, galvojau, bandysiu, bet nedrįstu, nes iš tikrųjų, na, kažkodėl įtariu, kad jinai nebus jau labai atspari vandeniu ir nors rašo iki 10 metrų galima nert po ją. Nežinau, kiek matysis ant kameros, bet vat, čia tas, kur pats visas įdomumas yra, kur viskas įsideda, užsidaro. Taip, pirmas dalykas, kad va tai va kreivai viskas. Kaip matot, atšokia. Kitas dalykas, kad biškį užkabinus, jisai dažnai labai atšoka. Tiesiog, jeigu jūs be dėklo, be kažkokio specialaus, kur uždengtų šito, lysit po vandeniu, užkabinsit biškį ir jisai, nu, atšoks, tai viskas, kamera sugadinta, šakės. Nieko nepasakysi. Tai va, tai, na, nepasiryžau aš iš tikrųjų kišti vandenį, nes dar noriu pasižaisti su ją, bet gal kada nors pabandysim.
Tai va, tokie pliusai dėl minusų stikliukas. Tai pirmas dalykas, apsičiupinėja labai dažnai, išsaugoti jį labai sunku švarų, netgi su šituo, jisai yra minkštas, silikoninis, tai jis čiupinėjasi ir vis tiek lieka ant spaudai, galite nepastebėti ir, kaip sakant, ištepliot. Subraižymams aš nemanau, kad jisai atsparus šitas stiklas, kad čia nebus koksai Gorilla Glass ar dar kažkas tai. Ir automatiškai, manau, labai greit atsiras įbrėžimai, o tada jau nežinau, ką su juo daryti. Taip, baterija. Baterija laiko pakankamai neblogai, iš tikrųjų nustebino. Čia berods rašo 1100 ar 1200 magų, bet porą valandų jinai gali tikrai filmuoti ir tas yra pakankamai neblogai. Gal netgi iki 3 valandų priklausomai nuo to, kiek jūs junginėsite Wi-Fi ir taip toliau. Jeigu taip visiškai steady, be jokių, manau, gal ir 3 valandas jums atfilmuos. Taigi super. O 1,5 valandos jau labai drąsiai, man atrodo, netgi ir su Wi-Fi. Tiesą sakant, dar nesigavo taip daug viską išbandyti, bet manau, kad laikys. Minusas tame, kad nepavyks pakeisti baterijos, jeigu nusėdo. Reikės krauti šitą, nes jinai yra nekeičiama. Bet taip. Taigi, nusėdo ir turėsit neškraut, o kraunasi pakankamai ilgai, kokias 3-4 valandas. Taigi, viskas. Pafilmavot, praktiškai kitai dienai atidedat tolesnius visus filmavimus. Arba, aišku, pasijungiat powerbanką, bet tada atsidaro šitas taip nepatogiai. Taip. Pliusai, minusai, kaip sakant. Ale turi atsparumą, bet už tai va toks nepatogumas. Atsparumą, aišku, pliusas tame, kad bent jau kažkokiem lašams, sniegui arba ten lietui, kad ir stipresnė, manau, taip filmuojant nieko neatsitiks jau tikrai. Tai va, tokie dalykai. Pereisim prie programulkių iš tikrųjų parodymo, nes užtrukau iš tikrųjų, kol įsiaiškinau, kaip daryti tuos video, kaip juos galima, kad būtų įkalt ir taip toliau. Taigi, iš esmės nufilmavę gaunat va tokį vaizdą. Ne kažką, ne? Tokio niekur, kaip sakant, neįdėsi. Reikia daryti iš jo 3D. 3D darimui duodama va tokia, kaip sakant, pardavėjai man davė va tokią aplikaciją. Šiaip jinai nepažymėta jokiuose manualuose. Užprašiau pardavėją Garbesto ir jisai man, kaip sakant, davė va tokio linką, kaip sakant, į šitą programą. Taigi, iš esmės čia pasirenki tokius tik tai ar panoramą, ar cilindras. Tai cilindras įsivaizduoju štai šitas, kurį ir matot, o panorama jau yra ištiestas vaizdas, kurį supranta ir Facebookas, ir YouTube'as. Pasirenkat. Čia su output image net nežinau, kas čia yra, ir žodžiu pasirenkat, kur išsaugot. Viskas. Spaudžiat ir jums konvertuoja. Koks yra, toks yra, nieko daugiau neleidžia daryti. Taigi pakankamai tupa programa. Bet radau 300 Flight Director. Tai yra nuo kitos kameros, bet kurios principas veikimo yra lygiai toks pat. Čia jau nebe kinietiškas brandas, čia kažkas buvo iš netgi, man atrodo, Kickstarterio. Tai va, jie turi savo tokią programulką, kuri puikiai tinka šitai kamerai. Na gerai, ne puikiai. Pirmas dalykas, nuotraukų jinai nedaro. Ta prasme, nekonvertina, nesupranta, štai palieka tokį ir viskas. Vaizdelį. Konvertina tik tai video. Ir nekonvertina kažkodėl tai 4K. Man atrodo, štai, kad šita 300 šiam kamera, Fly 300 šiam, nepalaiko 4K režimą. Dėl to ir nesupranta, kai įkeli štai čia. Anyway, programulka yra labai faina, iš tikrųjų, palyginus su ta. Jinai jau leidžia peržiūrėti vaizdą. Galima ir sukinėjant viską čia jau. O čia, kaip matot, bandžiau filmuoti, kaip dashcamą naudoti. Taigi, praktiškai neblogai yra. Visai galima naudoti. Numeriai neįtin matosi, bet aš manau gerų kampų padėjus galima bus išskaityti ir numerius ir viską. Anyway, apie pačią programulką. Jinai jau leidžia šiek tiek daugiau. Pirmas dalykas, jinai leidžia vartyti, kas yra labai aktualu, nes įdėjus ne tuo kampu vaizdą, jum automatiškai
vartysis į skirtingas pusės. Jums įdėjus į YouTube, kokį jisai nesupras, kuria pusė čia turi būti formuojama. Ir tarkim, netgi YouTube'as, kuris turi visus įrankius, 300 šiam vaizdo jisai neleidžia konvertuoti. Taigi, apsiverčia taip, kaip norit. Tada yra galimybė išeksportuoti tik tai tam tikrą vaizdą. Tarkim, nuo čia noriu. Taip, gerai. Nuo čia leidžiu ir man išeksportuos video tik tai tiek, kiek matosi dabar. Viskas. Ta prasme, kiek eina, tiek įrodys tas video filmukas, jisai bus ne 360. Viskas aišku maždaug. Kitas dalykas leidžia karpyti. Tas yra labai aktualu, nukirst galą, priekį, žodžiu, čia yra vienareikšmiškai naudingas reikalas. Galima pridėti audio, galima pridėti kažkokius filtrus, kas nėra, manau, labai naudinga. Na, bet anyway, galima tokį kaip multiką padaryti. Netgi tokį. Galbūt kažkam bus aktualu. Ir galima reguliuoti greitį. Tarkim, pagreitinam ir viskas vyksta greičiau gerokai. Na, tokie dalykai. Taigi, ir tada leidžia programulė jau ir eksportuoti video tiesiai į YouTube. Galima pasirinkti, kokį formatą norit, kokią rezoliuciją. Išsikonvertuojat arba savo ant desktopo, arba varo tiesiai į YouTube, Facebooką, 300 fly turbūt neleisiu, arba turės prisiregistruoti, bet kadangi kamera ne šita, tai gal ir geriau nelysti. Tai va, ir išmetat savo video, kur norit, be jokių problemų. Taip pat galima sujungti kelis video, tačiau, kad sujunginėti, turi būti tuo pačiu kampu filmuota ir tuo pačiu, kaip sakant, formatu galbūt taip. Tai va, man iškart atmeta tuos, kurie yra filmuoti, paversti, man jų iškart neleidžia įdėti, kartu sujungti. O šiaip įmetat 3 video, paleidžiat merge ir jums sujungs 3 video į vieną. Visai super, viskas ok. Iš esmės, eksportavus video, štai taip paprastai, iškonvertavus pas save į kompą, įsijungus Premiere Pro, tarkim, programą ar kitą video editinimo programą, viską galima tą patį karpyti, be jokių problemų. Sukonvertuotas video atrodo maždaug taip. Anyway, jis yra dabar normalaus formato, kaip standartinis turbūt 16:9 čia skaitosi formatas. Ir jį editinat, karpot ir taip toliau, taip toliau. Užrašų dar nebandžiau dėti iš tikrųjų, kaip tai atrodytų, jeigu įkelčiau čia tarkim su Premiere Pro, bet gal ateityje išbandysiu, bus matyti. Tai va, tokios programulikos naudotis galima, iš esmės viskas įmanoma, biškį užtrukau, kol susiradau, bet anyway, viskas veikia. Taigi, tokia kamerytė, spręskit patys, reikalingas, nereikalingas daiktas, aš sakyčiau, pasižais smagu, kaina yra vidutiniškai didelė, galbūt taip sakyčiau, kaip už tokį daiktą, jis yra vis tiek daugiau smagumui, pasižaidimui, nes tie video dar nėra labai populiarūs, bet kuo toliau jie tuo labiau populiarės, kaip ir VR visi akiniai ir taip toliau. Taigi čia yra toksai tarpinis variantas tarp dviejų pusių visos sferos, bet iš esmės jos užtenka suteikti efektą, tą tokį virtualios realybės, buvimo ten, kur jūs buvot. Jeigu pasidėsit ant stalo, viskas yra filmuojama, jeigu norit su Hebra pasifilmuoti, šventę kažkokią, visai prikolinę po to bus pasižiūrėti. Tai va, tiek. Jeigu patiko kanalas, jeigu patiko video, dėkit laikus, šėrinkit per Facebooką, kuo mes greičiau plėsimės, tuo geriau. Linkas į kamerytę apačioj, kaip visada. Tai ką, iki greito!